Sveiki mokiniai! Vėl susirinkome greitai į paskutinių 2 pamokų santraukai, kurioje prisiminsime svarbiausias išmoktas temas ir užfiksuosime jas sėkmingiems tolesniems mokymosi etapams. Pastarosiuose pamokose nemažai minėjome ir praktiškai išbandėme mašininį mokymąsi. Tai yra dirbtinio intelekto poibį, suteikianti kompiuteriams galimybę mokytis iš duomenų ir atlikti prognozes bei aiškių instrukcijų. Jau pastebėjome praktikoje, kad mašininio mokymosi principų veikiančios dirbtinio intelekto technologijos gali įsiminti skirtingus veidus, augalus ar rankų gestus iš pateiktų išsamių pavyzdžių. Taip apmokytas dirbtinis intelektas gali pasitarnauti ne vienoje srityje, kur svarbus automatizuotas objektų atpažinimas ir identifikavimas, paprastas ir sudėtingas skaičiavimas, dokumentų vertinimas ir panašiai. Prisiminkime ir jau aptartą giliojo mokymosi metodą. Tai yra mašininio mokymosi sritį, kurioje naudojami dirbtiniai neuroniniai tinklai, imituojantys žmogaus smegenų struktūrą. Šie tinklai susideda iš daugybės tarpusavėje susijusių mazgų, kurie apdoroja informaciją skirtingais sluoksniais. Turbūt pamenate, kad būtent gilusis mokymasis leido pasiekti reikšmingų proveržių įvairiose srityse, tokiose kaip vaizdų atpažinimas, natūralios kalbos apdorojimas ir balso atpažinimas. Pavyzdžiui, gilūs neuroniniai tinklai leidžia kompiuteriams tiksliai atpažinti objektus nuotraukose, versti kalbas realiu laiku ir netgi kurti originalų meną. Darosi gana aišku, kad tokią informaciją, kokią sugeba apdoroti ir atėjus laikui panaudoti kompiuteris, žmogus turbūt niekuomet nesugebės. Tačiau kaip neįtikėtina, kad tai suprasdamas, žmogus geba išrasti tokius pažangius sprendimus, tiesa? Neseniai aptarėme dar vieną puikią ir tiek pradedantiesiems, tiek įgudusiems kūrėjams pritaikytą platformą – Teachable Machine, kurioje, neturint programavimo žinių, galima lengvai surinkti reikiamos vaizdo ar garso modelius ir apmokyti modelį juos atpažinti. Turbūt jau ir patys išbandėte šią platformą veido atpažinimo modeliui sukurti. Kaip jau aptarėme, veido atpažinimas yra kol kas viena pažangiausių mašininio mokymosi sričių, kuri šiandien leidžia identifikuoti žmones pagal jų veido bruožus ir tai daryti gana sėkmingai net esant įvairioms sąlygoms, tokioms kaip prietema, aksesuarai, makiažas ir panašiai. Tokia technologija jau yra plačiai naudojama saugumo sistemose, socialiniuose tinkluose ir kitose srityse. Žinoma, negalime pamiršti, kad kartu su teigiamomis pusėmis ateina ir išbandymai. Veido atpažinimas kelia ir etinių klausimų susijusių su privatumu, šališkumu ir galimybę piktnaudžiauti asmeninę informaciją. Tuo labiau šios technologijos, nors ir įspūdingos, jos vis dar nėra tobulos, todėl visuomet išlieka klaidų ar netikslumų rizika. Pavyzdžiui, veido atpažinimo sistemos gali klaidingai identifikuoti asmenį ir jam atskleisti privačius kito žmogaus duomenis arba įleisti į griežtai reguliuojamas teritorijas. Tam, kad tokių klaidų būtų išvengta, kartu su veido atpažinimu yra naudojamas ir kitos identifikavimo sistemos, kurios užtikrina visapusišką saugumą ir tikslumą. Taigi mašininis mokymasis transformuoja daugelį sričių, nuo sveikatos priežiūros iki finansų. Ateityje galima tikėtis dar didesnių proveržių, kurie lems pažangės savarankiškai važinėjančias transporto priemones, personalizuotą mediciną ir naujus kūrybos būdus menininkams. Vieni laukia šių pokyčių išskėstomis rankomis, kiti baiminasi su tuo susijusių iššūkių, kurie gali nulemti darbo rinkos pokyčius ir automatizuotą darbą daugelyje sričių. Greičiausiai šis pokytis neišvengiamas, tačiau jo poveikį žmonijai nulemsime mes, tie patys žmonės. Štai ir pasikartojame pagrindinės teorinės žinias. Tikiuosi, kad laikas neprailgo ir į tolimesnes pamokas atkeliausite jau su pilnesniu žinių bagažu. Iki greito!